Vat einam tenai pasižiūrėti, ten jau truputį senesni kapai, kaip atrodo. Nu va, pažiūrėkite, taip atrodo kapinės, kurios naudojamos, dabartinės kapinės. Galima sakyti, šviežios. 21 metų, 22. Nu ir va taip išsidėstė, išrikiuota viena eilė, kita eilė eilėm surikiuoti ir vienam kapui koks kvadratinis metras duodamas. Va, ir iš kitos pusės krūmų irgi eilutė. Sodinami krūmokšniai eilėm ir kai krūmokšniai paaugs, gal ir dabar matosi naujas kapas yra, šalia jų į eilę išrikiuojami kapai. Nu ir kapukai tokie nedideli, mažiukai kapukai. Va 21 metai, čia gal kažkiek senesnės. Nu ir tokie antkapiai, 80 cm aukščio. Labai kukliai viskas, be jokių ten aptvėrimų, be nieko. Vaizdelis, aišku, nelabai panašus į mūsų kapinės, mums įprastas. Ir šitoj vietoj, čia aš taip spėju, daugiausia žmonės laidojami yra urnom. Štai ir ta teritorija tokia nedidelė. Kukliai, gražiai, tvarkingai. Iš vienos pusės, iš kitos pusės. Tokios kapinės yra šiuolaikinės kapinės.